Prime. Jeigu turi jaunesnių brolių ar seserų, o gal net ir savo vaikų, yra didelė tikimybė, kad girdėjai apie šį mistinį gėrimą pavadinimu Prime. Prime kaip virusas pasklido po visą pasaulį ir tapo vienu populiariausių gėrimų prekių ženklų. Skaičiai kalba patys už save. Per pirmus 2 metus nuo Prime paleidimo šių produktų buvo parduota daugiau nei 1 milijardas vienetų, arba kitaip tariant, po beveik 1,4 milijono vienetų per parą. Nenuostabu, kad išgirdus tokius skaičius kyla elementarus klausimas. Kaip? Negalime pradėti analizuoti Prime, nepaminėję 2 esminių figūrų, kurios slepiasi už šio gėrimo pavadinimo. Nors ką ten slepiasi, jos yra visur, tai yra KSI ir Logan Paul. Žmogui, kuris bent kiek domisi YouTube socialinio tinklo aktualijomis, šie 2 vardai greičiausiai asocijuojasi su vienu dalyku – bokso kovomis. Taip, tai jie pradėjo ir į mūsų pasaulį atvedė dabar jau gerai žinomą konceptą – influencerių kovas. Hard shot down to the body! Oh my lord, it sounded like a thunder strike! Pirmoji šių 2 titanų akistata įvyko dar 2018 m. rugpjūčio mėnesį, Mančesteryje. Susidomėjimas kova buvo toks didelis, kad iš karto buvo vadinama kaip vienas didžiausių įvykių per visą interneto istoriją, kurį vien internetu stebėjo daugiau nei 1 milijonas žmonių. Visgi, tikslaus stebėtojų skaičiaus sužinoti praktiškai neįmanoma, nes didžioji dalis žmonių šį renginį stebėjo nelegaliai per kitas transliavimo platformas. Kova pasibaigė lygiosiomis ir kalbos apie antrą revanšinę kovą prasidėjo iškart po šio renginio. Antrasis KSI ir Logan Paul susitikimas įvyko po daugiau nei metų laiko, 2019 m. lapkričio mėnesį. Vienoje ikoniškiausių arenų Staples Center Los Andžele. Ši kova vyko pagal visas bokso taisykles, be jokių galvos apsaugų ir tai buvo oficialus debiutas šioje sporto šakoje abiems kovotojams. Teisėjų sprendimu pergalę šventė KSI ir jau atrodė, kad tai yra galutinis taškas šių 2 vaikinų tarpusavio akistatoje. Bet 2022 m. pabaigoje Twitter socialinėme tinkle pasirodė šis įrašas su pavadinimu Paskutinis skyrius. Ir jau atrodė, kad pinigų karvė bus melžiama dar kartą. Bet visų dideliai nuostabai, atėjus minėtai datai, tiesioginės transliacijos metu 2 vaikinai pranešė apie jų bendradarbiavimą ir bendro, naujo, dar niekur negirdėto produkto Prime sukūrimą. We have created our own drink company. Yes! Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen. Prime Hydration. Prime Hydration startas buvo toks sėkmingas, kad vos po 4 dienų nuo produkto paleidimo oficialioje jo svetainėje visos atsargos buvo išparduotos. Todėl vienintelis dalykas, kuris beliko visiems norintiems paragauti – parduotuvių šturmas. Tik čia iškilo viena bėda, kuri ypač palietė klientus Jungtinėje karalystėje. Norinčių nusipirkti kiekis buvo milžiniškas, o parduotuvių, kurios bendradarbiavo su Prime ir galėjo pasiūlyti šį gėrimą, labai mažas. Todėl kilo tikras sąmyšis. Natūralu, kad esant dideliai paklausai ir ypatingai mažai pasiūlai, yra sukuriamos tobulos galimybės ypač pelningai perpardavinėjimo rinkai. Būtent taip ir įvyko. Nei vienas paauglys nenorėjo likti nuošalyje, todėl gėrimo kaina šoko į viršų. Nors parduotuvėje vienas buteliukas kainavo 2 svarus, bet viskas pasiekė tokį absurdo lygį, kad vienu metu internetinėje parduotuvėje eBay Prime kaina svyravo nuo 15 iki kelių tūkstančių dolerių už visą pakuotę ar tiesiog už vieną buteliuką. Tiek KSI, tiek ir Loganas teigia, kad išleidžiamas produktų kiekis yra pakankamas, bet dėl masinės psichozės ir nenumaldomo noro pasipelnyti, partnerių parduotuvių lentynose jo niekada nebūdavo, o štai degalinės ir mažos vietinės parduotuvės nuolatos atnaujindavo savo resursų kiekį. Žinoma, už kiek didesnę nei rinkos kainą. Ten kaina svyravo nuo 5 iki 20 dolerių už vieną buteliuką. Kokio dydžio judėjimas tai buvo, puikiai atspindi specialiai sukurtos socialinių tinklų anketos, kuriuose žmonės dalindavosi parduotuvėmis, kuriuose vis dar gali surasti bent keletą Prime Hydration buteliukų. Žiūrint iš šalies, viskas primena po apokaliptinį filmą su vaikštančiais numirėliais, kurie kaip užhipnotizuoti seka savo grobį. Kita vertus, labai stebėtis nereikėtų, nes Prime įkūrėjai yra vienos didžiausių YouTube platformos žvaigždžių savo šalyse, o galvas pametę vaikai puikiai parodo, kokią įtaką jie turi. Kol didžioji dalis jaunimo ėjo iš proto, Prime Hydration nestabdė ir 2022 m. Liepos mėnesį, praėjus tik 6 mėnesiams po produkto paleidimo, tapo oficialiu Arsenal futbolo klubo rėmėju. Tiesa, tai buvo tik pirmas jų žingsnis, nes metų bėgyje po šio įvykio
Tokios pat sutartys buvo sudarytos su Barcelonos ir Bayern futbolo klubais, taip pat su UFC kovų organizacija ir Jungtinių Amerikos valstijų beisbolo komanda LA Dodgers. Ties komandomis vaikinai neapsiribojo. Prime Hydration šiuo metu taip pat remia ir sportininkus, tarp kurių garsiausia pavardė yra turbūt sparčiausiai šiuo metu kylanti futbolo pasaulio žvaigždė Erlingas Haalandas. Tapęs sparčiausiai augančių izotoninių gėrimų, Prime nusprendė nestabdyti ir bandyti užkariauti energinių gėrimų rinką. Taip gimė Prime Energy. Turbūt visi žinote, kad viena pagrindinių energinių gėrimų sudedamųjų dalių yra kofeinas, o kofeino Prime Energy turi ypatingai daug. Rekomenduojama, kad suaugęs žmogus turėtų per dieną suvartoti iki 4 ar 500 mg kofeino, nes per didelis suvartotas šio elemento kiekis gali turėti rimtų pasekmių sveikatai ar net gyvybei. Žinoma, aš nesu šios srities specialistas, todėl dėl tikslesnių gairių, kiek galima suvartoti šio elemento, rekomenduoju pasiskaityti patiems. Tik išėjęs į rinką, Prime Energy, kaip ir savo pirmtakas, susilaukė ypatingai didelio dėmesio. Tik šį kartą ne vien iš savo fanų, bet ir iš atitinkamų valstybinių institucijų. Buvo pastebėta, kad Prime Energy savo sudėtyje turi ypač didelį kofeino kiekį, kuris vienoje skardinėje siekia net 200 mg. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinė ir tikslinė Prime auditorija yra nepilnamečiai, o energinį gėrimą labai lengvai galima sumaišyti su Prime Hydration, Jungtinių valstijų maisto ir vaistų administracija pradėjo išsamų tyrimą apie šio gėrimo poveikį nepilnamečiams. Ir tai nebuvo vienintelė bėda, su kuria susidūrė Prime komanda. Nes jau minėta 200 mg kofeino riba yra neleistina dalyje valstybių. Būtent dėl šios priežasties tokios šalys kaip Danija, Olandija, Naujoji Zelandija ir Slovėnija ėmėsi atitinkamų priemonių ir uždraudė Prime Energy prekybą savo šalyse. Neskaitant visų šių įmonę užgriuvusių bėdų, Prime ir toliau didino savo pardavimus. Matyt, ne veltui yra posakis, kad blogos reklamos nebūna, nes kuo daugiau visi kalbėdavo apie Prime, tuo daugiau žmonių apie jį sužinodavo. Taip sudarydami nesibaigiantį ciklą, kai žiniasklaidos dėmesys paverčia produktą matomu vis didesnį auditorijos daliai. Gal suaugusių žmonės, visi šie skandalai yra atbaidę nuo Prime Energy įsigijimo, bet maištaujantiems paaugliams tai tik įpylė žibalo į ugnį ir dar labiau skatino Prime Energy vartojimą. Prime grupės produktai jau įėjo į istoriją kaip greičiausiai parduodami gėrimai pasaulyje. Ir visai nesvarbu, kad kokybės atžvilgiu jie gerokai nusileidžia savo tiesioginiams konkurentams. Pavyzdžiui, Prime Hydration pristato save kaip izotoninį gėrimą, kuris turėtų padėti atgauti prarastus skysčius ir apsaugoti organizmą nuo dehidratacijos intensyvios treniruotės metu. Bet atidžiau pažvelgus į produkto sudėtį, galime pastebėti, kad natrio čia yra vos 10 mg, o cukraus, kurio mažu kiekiu jo taip didžiuojasi, yra viso labo 2 gramai. Kuo svarbus šie skaičiai? Natris yra tiesiog druska, kurią mes išprakaituojame, todėl ją atstatyti yra ypatingai svarbu, o cukrus, arba kitaip tariant gliukozė, padeda greičiau pasisavinti jau prarastus elektrolitus, tarp kurių ir yra jau mano minėtas natris. Nors vaikinai dažnai pabrėžia, kad Prime Hydration šūkis yra Where Great Taste Meets Function, arba kitaip geras skonis ir funkcija, bet akivaizdu, kad savo funkciją šis gėrimas atlieka ganėtinai prastai. Na, o skonis yra subjektyvus dalykas, kurį kiekvienas mes vertiname skirtingai. Visgi, kad ir kaip ten bebūtų, šis dviejų interneto žvaigždžių produktas yra pavyzdys, kokią didžiulę įtaką šiais laikais turi socialiniai tinklai ir jų garsenybės. Nors vyresnioji auditorijos dalis geba atskirti ir palyginti skirtingus produktus, bet vaikams šie žmonės yra dievaičiai ir sektini pavyzdžiai, kurių ištarti žodžiai ar reklamuojami produktai daro didelę įtaką. Vien Amerikoje yra bent keletas mokyklų, kurios tarp savo mokinių uždraudė Prime, nes tai tapo savotišku statuso dalyku ir mokiniai dažnai pirkdavo arba dažnais atvejais net ir nešiodavosi Prime buteliukus pripildytus vandeniu, kad sulauktų daugiau dėmesio iš savo bendraamžių. Kuriant šį vaizdo įrašą, pasidarė pakankamai įdomu, ar sulauksime kažko panašaus ir lietuviškos auditorijos tarpe. Žinau, kad yra bent keletas influencerių, kurie turi sukūrę savo prekės ženklus ar tiesiog pardavinėja produktus, bet tokios psichozės, kuri buvo apėmusi Logan Paul ir KSI sekėjus, Lietuvoje matyti dar neteko. Kas gali žinoti, gal kažkokią panašią istoriją kaip Prime turėsime ir Lietuvoje, na bet čia parodys laikas. Na o dabar norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems, kas pažiūrėjote šį video iki pat pabaigos. Siekiu tobulėti video kūrime, todėl norėčiau, kad parašytumėte komentarą, ar teigiamą ar neigiamą, parašykit pastebėjimus, galbūt kažkur rasite savo įžvalgų. Todėl visų laukiu jų komentaruose. Na, o jeigu patiko šis vaizdo įrašas, nepagailėkite like mygtuko ir nepamirškite užprenumeruoti mano kanalo. Iki!